Sveiki atvykę į Niujorko vlogą. Žinokit, kalbu tyliai, nes žmonės, su kuriais gyvenu, dar miega. Tai nenoriu jų prikelt, nes yra 7 ryto. Bet aš jau ruošiuos išvykti ir važiuoti į Niujorką, susitikti su mama. Viską dar daugiau papasakosiu, bet varom į Niujorką. Aš Niujorke. Kol aš dasigavau iki šito viešbučio, jau net nieko nebefilmavau. Su savo tais lagaminais prakeiktais, aš juos vos patempiau, ėjau grinai, vat. Nu, ta prasme, gaila, kad nebuvo kas su manim keliavo, kad iš šono nufilmuotų, kaip aš atrodžiau. Ta prasme, taip stumdama tos lagaminus. Akis tragiškai atrodo, bet aš jau viskas vietoje. Jo dabar laukiu mamos, kad mama atskristų ir kviesim ją į taksi, kad ją atvežtų į viešbutį ir varysim Explore New York. Skubame į Targetą, pirkti vandenuko, melatonino, nes nepamiršo, o rytoj diena kupina didelių įspūdžių. Tai turime ją užmigdyti. Tai va, kaip tau Niujorkas? Nieko tokio. Tai nieko toks, ne? Eini va, ir žmonių yra, mašinos važiuoja, visos dega. Šiaip labai žmonių daugiau. Sveiki visi, antrą dieną Niujorke. Varome beigeliu ir šiandien labai įdomi ir intensyvi diena. Outfit check. Atvažiavom nuo receptioną. Ate. Ir mamytės outfit check. Wow, slay. Tai va, varome mes į Niujorką. 10 val. Ryto. Varom pavalgyti. Atėjom pavalgyti a bagel, nežinau šiaip kaip darėsi. Čia tipo niujorkietiški beigeliai. Varome mačos. Mūsų pirma kelionė Niujorke su metro. Pavyko puikiai, susigaudėme kaip vietinės. Taip, nepasiklydom. Nu ką, dabar eisim ieškoti, kur nusipirkti bilietą ir plaukti prie Laisvės statulos. Oras puikus, nuotaikos puikios. Taip, taip. Einam pirkti bilietų į Laisvės statulos pažymėjimą. Plauksim grinai į salytę, kur jinai stovi. Aš jau buvusi, kai vietinė vežu šią. O aš važiuoju akinių nusipirkti. Tokių akinių jinai nepirks, nes jau prisipirko savo karolių. Nes aš neklausom, ką jinai šneka. Dabar varom pirkti bilietų. Toks ledas, snow cone vadinasi. Ir kaip? Skanu. Duosi man pateistinti? Noriu mėlyną. Skanu? Gaivu. Gaivu. Kur einam? Einam plaukti. Aš dabar esu vaikas ir darau ką noriu. Toks mūsų ir maistas, mama pasiėmė seibol, aš pasiėmė tiesiog protein shake su matcha, kolagenu
Pavalgysim ir eisim tada pasižiūrėti, kas čia gero. Tai eisim per Wall Street'ą, eisim prie Trump Building, eisim prie 9/11 Memorial, prie Buliaus, žodžiu visur. Gavom papildomai, nes sakė, liko papildomai. Mamos. Skanu senėm. Ragauk savo. O skaitam Joey and Juice. Kol mama žinojo. Tai namie stovi va tokia. Žiūrėjau, paragaukim dabar. Neapsidėk ant savęs. Bet žiūrėjau skanu. Eik, sako skanu. Skaniau negu ledai tie, kur buvo. Žiūrėjau skanu. Žiūrėjau skanu, žinokit, $100 išdėdu, bet wow. Norėjau ją geriau nufilmuoti, bet įsėdau ant žemės. Duojame gipčiotę, skurgu Sonny Angel. Aš nežinau, gal čia ir padėlkai. Padirbinys. Padirbinys. Sonny Angel minifigure in New York. Mes dabar pažiūrėsime, kokį gavau. Čia gerai, čia man atrodo padirbinys, kaip mama pasakė. Eik savo. Tai susinervinau. 10 eurų kainavo. Iš viso padėlis turi. Ta prasme, jie neturi tokių dalykėlių. Kas čia? Tai jisai berniukas. Šikneliukas, tai šikneliukas būna, bet kas čia per galva ir kur yra užklijuota ant kompo. Prisiminimui bus smagu, bet aš galvoju, kaip fainai ant kompo užsiklijuosiu šūdą. Ir tada turime kepurę. O dar man kepurė, bet niekam neįdomu. Viskas, ačiū už dėmesį. Labai smagi diena praėjo. Jau matėsi iš veidų, kad kaip smagi. Daug. Trečia diena Niujorke. Ruošiamės varyti. Šiandien visai exciting. Laukia laikas. Hello New York! Day 3. Varome užkariauti New Yorką. Pažiūrėkite, kokia mano mama graži. Karalienė. Wow! Mūsų rytas prasideda su kavyte. Einame į centrinį parką. Labai gražus oras, geros nuotaikas, taip. Iš centrinį parką užėjom kėdu pažiūrėti ir aš renkuosi tarp šitų geltonų ir šitų. Bet neįsirenku niekaip. Pasiėmėm pavalgyti iš čiop salotų ir dabar varom į parką pavalgyti. Vis dar, žinokit, iki jo einam 2 valandas, nes tai ten nusukom, čia visko tiek daug pamatyti, kad tiesiog pirmyn atgal vaikštom, bet jau viskas. Dabar tik į parką ir valgyti. Taip, ponė. Ir vidury miesto centrinis parkas. Centrinis parkas. Labai skanios salotos, šiaip žinokit. Ir čia yra tiltas iš vienas namuose. If you know, you know. Mūsų kitas objektas, kur esame, net nežinau kaip vadinasi, Lazel. Einame į kažkokį molą, ieškoti tualeto ir šiaip gal kažko rasim gražaus. Pone eina tokia vat, sesiai dovanėlė. Sakė mano dukrytai. Va jum ir New Yorko žmonės. Lyja. Einam. Jėzu, mane einis taškėčių šiandien užmuš. Žodžiu, mes esame susilaužusi skėčius už $10. 9,99, kaip mama sakė. Ir einame į Summitą. Nusipirkome į Summitą bilietus. Tai turėjo laiką tik nuo 10, dabar yra be 15:09, man atrodo. Tai mes einame pasivaikščioti po centrinę stotį. Dar nebuvo, mama nematė. Mama nematė Gossip Girl, tai nežino vaibo viso, bet einam čia manyt. Bet pažiūrėkite. Šios kaip Serena Vanderwood. Pažiūrėkite, kaip atrodo iš tikrųjų čia fainai. Bent chaosas vaikės prieš tai čia rėkia. Praeikite į priekį, praeikite į priekį. Einam į priekį. Pamajo.
Momo muziejų. Eisim tada, dabar turbūt kavos pasimt, tada į muziejų, tada į kitą muziejų, tada į 6 ir 5 avenį, nes vakar taip ir nevispėjom irgi morning. Tai žodžiu, kainai, lekiam. Mano mamos outfitą. Mūsų pusryčiai yra su matcha boba tea ir tokie pyragėliai. Žinokit, dar kai bus skanių tapijokos perlų nesu gerus. Pas mus jie netikri Lietuvoje. Jau skanu. Wow. Prie katedros Švento Patriko eisime tikriausiai į vidų. Galima, va, išeina žmonės, eisime į vidų. Buvom apsišopin, nusipirkame iš Skims garys ir, žodžiu, eisim. Ir pasirodo, šita bažnyčia yra Longton Avenue. Tai mes dabar užėjom ir tiesiog belenkiek pardžių, nes mes dar čia nebuvom atėjusius prieš tai. Žiūrėjau daug žmonių, labai gražu, bet ir labai karšta. Ir aš negaliu, mes vis prisiperkam ir paskui viską tampytis reikia. Va, papuolėm dar į vestuvės Patriko katedroje. Va. Mama, guys, balės, mama užsimūtinus, nekalba. Sėdi ir šypsosi. Viešbutuko link. Oi. Prasme, jau tiek daiktų pripirkta, kad pirkom lagaminą, nes netilpo. Strigome Maršalę ir TJ Maxx, va tai va lyja. Mes nusipirkusios lagaminą. Žiauriai norim valgyti, 3 valanda, va tai va New Yorkas lepina mus. Atrodo. Bet man tai patinka. Jei patinka, aš tai dar tiek daug turėjom pamatyti ir va toks. Ir pamatysim. Tu manai dabar eisi, tai čia reikia atsikvėpti. Valgame Čipotlėje. Aš pasiėmiau pirmą kartą burrito, nes vis laik valgau bolus, o mama pasiėmė bolų. Einame dar apžiūrėti New York Public Library. Mama pasikeitė outfitą ir varom pažiūrėti biblioteką, nes jis daro 6. Mama paprakaitų bėga, nes biškį mes susibuvom. Ir dabar jau viskas. Einam susirinkti Emilį kavytės kokteiliuko. Ir ponas mano meilė atvažiavo. Mes einame, žinokite, amerikietiškas picas tokiais outfitais, nes New York ir lyja. Buvo planas pasivaikščioti, bet dabar lyja. Tai nežinau, ką mes darysim, bet mum lietus netrukdo šiaip. Na, 1, 2, 3, pus. O, tai viskas. Magic happens in New York City. Everything is possible in here. Everything is possible in New York City. Šis New Yorko vlogas toksai chaotiškas, bet man atrodo jis labai fainas. Koks ir gyvenimas. Koks New Yorkas, toks ir vlogas. Peace. Na, į vlogą. O, va tai va stovi Emilis. Kur ką čia va pirkai? Batus. Publika. Kur mes esame? Raising Cane's. Mama pažindiname su amerikoniška kultūra, su greitu maistu. Aš čia liksiu. Lietinga diena Niujorke. Pusryčiams einame valgyti
picos, niujorkietiškos, tai galima. Tai dabar einame ir aš tiesiog tikiuosi, kad nėra žmonių. Paskutinė diena, aš ir mačas noriu. Paskutinė diena turim pasimėgauti lietumi, Niujorko gatvėmis, pasimėgauti metro užėsi, viskuom žodžiu, taip? Ir įsidėmėti viską parsivežti. Atėjome išgert mačos. Aš pasiėmiau šitą, mama šitą, dar mama norėjo trečią paimti, sako, labai skaniai atrodo. Mes esam mačo addicted ir mes nuo pat ryto atsikeliam ir ieškam, kur mačą gertų. Emilis Vargšas eiliai stovi į pizzeriją. Laukiam, kad atidaryti, nes buvo dar 5 minutės laukiam. Na kaip? Skanu? Tau patiks labai stipriai. Puodukas, o toks yra ir tu jį taip atidarai. O jau tu norėjai sulaužyti. Nu, kurios skanesnė? Tavo. Taip padarau mačą. Žinokit, mano gražiau atrodo, bet mano skanesnė. Cheers. Kaip tau? Jėga. Ragausim niujorkietišką pizzą pagaliau. Labai skani pizza. Skani? Taip, niujorkietišką. Joe's pizza vadinasi, žiauriai skani, žinote? Truputėlį. Minusas, kad labai maža kavinukė, tai nėra kur sėdėti, tai laukia valgom. Taip. Mama ten. Batai tokie, žinokite. Nemokamo vandenuko. Tai kaip mes nepasimsim. Ir einame Met-Galos. Tai čia tipo cukraus nėra. O saldu žiauriai? Daug va. Eik tu kvepia, tai grinai kaip sintetika. Nes tai žiauriai stiprus, tipo. Tikrai ne vandenį. Zero calories, kaip taip įmanoma. Tipo vanduo. Bet man tai negalėčiau visą išgerti. Toks net dar noriu jų gerti iš karto. Geriausiu, koks mano dabar čia pasižiūrėsim. Very. Pasižiūrėk čia bus. Irgi tai Bet labai. nesijaučia, žinai, to neskanos, kaip aš Daug. nemėgstu saldiklio. Čia kaip generator, ne? Nu čia jis tas pats gamintas. Nu, mano tas pats kaip tik sugavo. Pasižiūrėkite. Čia Gossip Girl vieta. If you know, you know. Pažiūrėkite. Ir mes atėjome link Met-Galos. Atsipūsti, žiauriai pavargame be vaikštant, pasiėmėme visiškai visko overpriced. Tokio dydžio Ben & Jerry's $6. Brownis $7. Vynas mamos 10. Nu žodžiu, overpriced viskas viena kaip. Žinokit, patarimas jums, jeigu planuosite kelionę į Niujorką ir norėsite aplankyti muziejų šitą, pasilikit visą pilną dieną šitą muziejų, nes tiesiog mes negalim pasilikti visos pilnos dienos, nes mums dar daug liko, ką norim pamatyti, bet čia neįmanoma šito muziejaus apeiti per kelias valandas, čia grynai visą dieną turėjome praleisti, nes visur tiesiog žiauriai gražu. Išeiname iš Met-Galos su maišiuku, kaip priklauso, su knyga St. Laurent ir dabar einame į metro ir važiuosime į 5th Avenue, kadangi mes kai buvom 5th Avenue kažkokiu būdu, nežinau, jau pasisvajojus ir
Nemačiau to pastato įžymaus Louis Vuitton lagamino. Tai dabar varom iki to pastato. Ir tada varysime į Soho gatvę, tada ant Bruklino tilto ir tada gal dar grįžime penktadienį. Ir tada jau teks varyti dėtis lagaminį. Ir mes esame prie lagamino. Va tai va vyksta fotosesijos, viską kopijuoja, ką darau aš. Pastatas įspūdingas yra tiesiog. Ir esame Soho rajone. Atėjome Crocs parduotuvę, kad čarmą pasiimti, nes neturim savo Crocsų nei vieno. Emili, parodyk. Pasiėmiau tiek. Mama perka pakabuką. Dabar atėjome į Little Italy gatvę. Pažiūrėkite. Koks iškart kitoks vaibas. Sakė, Emilis jaučiasi kaip Talį. Biški vietiniam tokiam rajone esame. Nežinau, ar labai jauku. Mėgstu aš mūsų dalį turistinę, bet gražu pasižiūrėti, labai filmų vietas primena. Niujorkas, žinokit, turi mano širdį. Noriu aš čia būt, gyventi. Pažiūrėkit, o Dieve, kaip gražu. Paskutinė vakarienė Five Guys, nes esame fanai. Mūsų gražusis vaizdas, teks jau atsisveikinti. Nenoriu važiuoti. Bet to pačiu ir noriu, nes važiuoju tai ne į Lietuvą, o į Miami.